Šiandien bandysim aptvarkyti va šitą šiukšlyną. Žiūrėsim, kaip seksis. Gal ir pavyks. Tai padarysiu iš kai kurių palečių stelažus. Ir ten pabandysim tentą. Taigi darbai turėtų vykti. Jau senai nefilmavau, kaip ką, renginys praėjo, truputį pasirgau savaitę laiko, tai šiandien jau pro truputį pradėjau krapštytis, tai turim naują auką dviračių medžiui, gal šiandien mes ją pastatysim, šiaip įmesiu į nuorodas apie Lietuvos militaristikos sąskrydį. Yra Artūro filmuotas neblogas video. Tai galėsit pasižiūrėti, kaip kas buvo. Visai neblogai. Nu, šią savaitę dar patostogausiu, pailsėsiu. Kitą savaitę kipsim į darbus. Tai va, dviratukas jau medį įsikapanojo, sėdė, šiandien truputį lyja. Tai žinoma, kaip lyja, reikia eiti pasivaikščioti ir žvalgytis naują žygio trasą. Nes reikia žygio trasą ieškoti tada, koks numatomas oras. Tai aš numanau, kad bus lietus, tai ir eisiu per lietų. Tai va, priejau pirmą kliūtį, laiptukai. Šitiek laiptukai, visas kelias iki punkto bus apie kilometras. Čia visai tokie nemažai laiptukai, tuoj apsuksiu, parodysiu. Nu, ne laiptukai žudikai, bet pradžiai apšilti kojytės. Į šitą suoliuką nežiūrėkit, jums nepriklauso. Tai va, užlipti laiptukais, apšilti kojytės bus labai gražu. Šiaip labai gražiai mišku. Dar čia skaitos, man atrodo, Panemunės šilas. Tai va, pasivaikščiot bus labai gražu. Nežinau, kaip žygio dieną šitas vaizdas atrodys. Bet dabar, šiandien, vien tik tai dėl to ąžuolo atrodo nuostabiai. Vieną, kaip sakyčiau, gražiausių tarpukarinių pastatų, sakyčiau. Tai čia buvo ligoninė, slaugos, Raudonojo kryžiaus net. Vat ir dabar yra išlikę kryžius.
Čia dabar irgi yra slaugos ligoninė. Vidus žinoma, sutvarkytas jau kaip priklauso. Čia ir toks dar išsaugotas, nesugriautas mini kiemelis yra, kuriame galima pasivaikščioti. Iš tikrųjų, su tais visais balkonais, su viskuo, labai gražiai jisai yra. Šitas nuostabus pastatas iš tikrųjų. Tai greičiausiai va čia padarysim punktą. Tokį greitą. Čia pernai metais buvo punktas, šiemet irgi. Pasižiūrėkit, koks yra didelis iš tikrųjų labai pastatas. Ir labai gražus. O va čia va dar galėsim tokiu miškeliu prasieiti. Gražiu. Džiaugitės, kad tai yra civilizacija. O išeisim iš civilizacijos į normalius miškus. Visai faina vieta. Pats didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Čia tokie gražiai laiptukai yra įskaptuoti žemėje. Kalniukas tai nedidelis, bet jau vieną kartą įsitiesiau. Ir čia, jeigu trasą darysiu, čia toks iššūkis bus. Ir čia dar galvoju, nes čia eina tvora kažkokia. Ir čia yra pro šlaitą galima praeiti, viskas tvarkoj. Jeigu nerasiu kito praėjimo, tai čia įvažiavau truputį į Kauno marias. Nu, bet nieko. Truputį vandens dar niekam nepakenkė. Tai ką, truputį bandau 4 įlipti į tą šlaitą. Nefilmuosiu, nes jau tik tai pirmo kojom dėjau ir iš karto nuvažiavau į apačią. Ir paskui ieškosiu jau kelio atgal. Įlipau, bet čia ta kelias toks visiškai bekelė. Nu, pabandom juo paeit, gal kažkokį šeimą rasim ir ieškosim kelio jau link namų. Bet va tokiais pakeliukais žygis pats smagiausia. Tai atidėjama pusė Kauno marios, kitą pusė atšlaitas, tai labai fainai. Gal pasistengsim šitą išsaugoti keliuką.